harmonikom gros, mergaičių viliojantys žvilgsniai, iš meilės tikros, netikros. Muzikantai ištraukia meilužės skambiausia, šokėjų chorą už choros. Per naktį akių nesunys valingiausiai, ir šokį jaunimas tikrai nesustos, jei kada susapnuosi jaunystę. Beveik visada, o ką kaimiečiams daryt, nė darbo, nei šiandien, nei ryt. Niekas darbo neduotų, jeigu ir duotų, vis tiek mes tingėtume dirbt. Juk lengviausia ir pašalpas gauti, ir nieko neveikt. Ir nereikia reformų, nelengva bus viską pakeist. Linksmybės, čia beveik visada, o ką kaimiečiams daryt, nė darbo, nei šiandien, nei ryt, bet nuotaika mūsų gera, vis skambant. Besmerkianis upeliu pavirtęs, skuba bėga žolytė pagildi, saulė žemė sustingus nešildo ir sakome žiemai. Prašom prisistatyti audringi plojimai mėlynųjų komandai. Antroji komanda Paupio kaimų bendruomenės. Pamojuojam visiems. Ją sudaro Danguolė Živatkauskienė, vadovė, pamojuoja dar labiau. Janina Mačiulienė ir Daina Matusevičienė. Audringi plojimai Paupių kaimo bendruomenės Koldūnų darymo komandai. Trečioji komanda, nusprendusi išbandyti savo sugebėjimus ir gudrumą šitoje rungtyje, yra komanda Trys mylimos. Mojuojam. Kaip visi ir suprato, tai yra pašto darbuotojų komanda. Nu, bet jau ir didelis tas vidukas paštas, ne 3 darbuotojas. Aš jau, čia labai gerai pas jūs viskas. Ir taip prisidau komanda, jos vadovė Ilona Daunienė. Taip pat komandoje Giedrė Grigauskienė ir Kristina Petraitytė. Audringi plojimai Trims mylimosioms. Ketvirtoji komanda, nusprendusi išbandyti savo jėgas, yra Miltičiukai. Tai kiek žinau, tai yra Gilių kaimo bendruomenės komanda. Vadovė Rima Klinauskienė, Diana Jutienė ir Vilija Petravičienė. Audringi plojimai šitiem Miltičiukams. Kirčiuoti kaip netičiukus, bet čia vis dėlto Miltičiukai. Ir štai labai įdomus pavadinimas Naftrusiukai. Galima galvoti, kad jų koldūnai bus su naftos padažėliu, bet čia paskui pamatysime. Taip. Žinokite, šitą komandą išskirtinė tuo, kad jos vadovas yra vienintelis vyras šitame koldūnų darymo čempionate ir vien jau dėl to nusipelno ypatingai
mūsų moterų dėmesio, bet dėmesys dėmesio, o koldūnai bus vertinti po to. Taipgi pristatome Naftrosiukų komandos vadovas Justas Dargevičius, Jovita Bačėnienė ir Vida Balčiauskienė. Audringi plojimai Naftrosiukams. Na ir pabaigai, tai yra 6 komanda, kaip ir priklauso, tokių garsių šeimininkų vardu, Mažosios Viduklės kaimų bendruomenės komanda. Audringi plojimai. Vadovė Jadvyga Gudaitienė. Komandos narės Vilma Saudarėnė ir Aurelija Žalabinienė. Na kągi, pasidalinimas darbais. Mėlynieji jau kočioja. Kas įdomiausia, kas mane labiausiai nustebino, kad tradicinių Viduklės koldūnų į vieną arbatinį šaukštelį turi tilpti 3. Kai man amžinatilsį močiutė darydavo, tai vieną koldūną dėdavo 3 arbatinius šaukštelius faršo, koldūnas gaudavosi pusės delną dydžią, aš šitai 20 tokių suvalgydavau. Tai jau šitų visų, tai man 600 tų komandų kaip tik ir užteks, aš matau. Tai nekybinas mūsų krašte koldūnai, tai tokie būna daugiau, tai paimi, suvalgai kelis, tai jauties, kad suvalgės. O jau šitie gražus Viduklės koldūnai, tai net gražu žiūrėti, pažiūrėkite, kaip vyksta darbų pasidalinimas. Aš dabar žiūriu į šitą komandą, kuri vadinasi 3 mylimos, pašto komanda. Antiek viskas atrodo, kad jos jau kokį 12 mėnesių dieną dienoj ruošiasi šitam čempionatui. Faršiuką viena ten žino po kiek paimti. Pažiūrėkit, va jau užlankstė, viešpatė. Aš per tiek laiką tik būčiau iš po vištos kiaušinės įnešęs, supranti. O jeigu nueisi Krautėdą miltų nusipirkt? Jau čia jūs neraginkit, žmonės viską daro labai tvarkingai. Kiekviena komanda turi savo metodiką. Į kažkur kalnų prajoje, į kriustinį tolimi dundens, nešpelėjant sparnų plačių ir kalvom slėniais ir gatve, lyg pačių mėguistų paryčių, praeitį ir ateitį tave. Nešpelėjant sparnų plačių ir kalvom slėniais ir gatve, lyg pačių mėguistų paryčių, praeitį ir ateitį tave. Gėliai, jeigu galit paploti pirmiesiems šokantiems, čia labai gražu, labai gražu. Žolė rasota ir pievų kvapas toks svaigus.